Sveiki, aš esu kronų meistras Hoisi Hugh, kuris per Atomį gyvai svajoja apie ateitį. Malonu susipažinti. Neseniai žiūrėjau televizorių ir pamačiau programą pavadintą Vakanam. Ar žinote, ką reiškia žodis vakanam? Kai išgirdau frazę vyras naudojantis žmonos kortelę, iš karto supratau, kad tai apie mane. Aš buvau stabilus darbuotojas, o mano žmona pirmiausia pradėjo dirbti su Atomį. Iš pradžių maniau, kad tai tik papildomas darbas, kad jie užsidirbtų kišenpinigių, tačiau vieną dieną ji pradėjo gerokai viršyti mano pajamas. Tada išgirdau šokiruojančią frazę: tavo atlyginimas, tavo kišenpinigiai. Tai privertė mane labai daug galvoti. Kaip gali būti, kad pajamų augimo tempas yra toks? Aš esu labai racionalus žmogus, baigęs tiksliuosius mokslus, todėl turėjau begalę abejonių. Nuo to momento pradėjau kruopščiai domėtis Atomį. Rezultatas. Aš supratau, kad ši įmonė tikrai nesugrius ir kad ne toks paprastas žmogus, kaip aš, gali pasiekti sėkmės. Studijos, prasidėjusios nuo abejonių, virto teigiamų įsitikinimų. Ką turėjau kaip pagrindą, kai praėjau per Vakanam laikotarpį ir dabar dalinuosi savo istoriją su jumis iš įprastos darbo vietos. Atomį stabilus ir subalansuotas marketingo planas. Taip, buvo marketingo planas. Mano nuomonė, tinklinio marketingo planas ir Atomį marketingo planas yra planas, leidžiantis man gerai gyventi dabar, užtikrinti stabilų gyvenimą senatvėje ir perduoti gerą gyvenimą savo vaikams. Taigi, jei kas nors manęs paklaustų, kas yra svarbiausia marketingo plane, aš pirmiausia atsakyčiau, kad tai nuoseklumas, jis turi likti nekintantis. Iš tiesų, verslininkų dirbančių Atomį vizija yra gyventi gerai. Šis noras gyventi gerai gali turėti daug priežasčių. Noriu patogiai senėti, kad mano vaikai gyventų patogiau, kad mano palikuonys gyventų gerai. Tam reikia žvelgti į ateitį. Ir kad pasiektume tolimus tikslus, turime būti stabilus. Šiandien daug žmonių specialiai ieško senų restoranų, vadinamų nopo. Išėjo knygų apie nopo, taip pat atsirado daug televizijos laidų. Šiandien tokia realybė vis dažnesnė. Atsikeli ir matai, kad parduotuvė pasikeitė, o kitą dieną jau atsidaro kita, bet kokia galia slypi nopo, kad jie išlieka gyvi ir sėkmingi 50 ar 60 metų. Kiekgi iš tikrųjų yra ypatingo, kad viskas sekasi? Manau, kad dauguma senų įmonių turi nepakitusią, tvirtą valią, priklausomai nuo laikotarpio, mados ar išorinių veiksnių. Jos nesvyruoja ir nuosekliai eina pasirinktų keliu, kadangi jos nustato savo metodus ir tvirtai jų laikosi, jos išsilaikė, pasiekė sėkmę ir klestėjo. Norėčiau pasakyti, kad Atomį yra panašiai. Jei marketingo planas būtų keitęsis priklausomai nuo įvairių išorinių veiksnių, ar jis galėtų būti toks stabilus, kaip dabar? Ar būtų galima sukurti karališkąjį meistrą, kronų meistrą ir imperialų meistrą? Dėl turimų ribų galima pasitikėti marketingo planu. Norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbiausia priežastis, kodėl Atomį gali pasiekti sėkmę. Mūsų šalyje teisės aktai leidžia tinklo marketinge nariams išmokėti tik 35% viso pardavimo. Kaip komisija, tai reiškia, kad 35% pardavimo yra prioritetas ir pagrindas, todėl, kad tai galėtų tapti nuolatiniu pajamų šaltiniu ir sisteminėmis pajamomis. Svarbiausia, kad įmonės produktai būtų nuolat perkamai savanoriškai. Savanoriško pakartotinio pirkimo būdas yra labai paprastas. Tai bus absoliuti kokybė ir absoliuti kaina, kaip ir dabar. Atomį narių skaičius iš 10
Maždaug 8 yra įprasti vartotojai. Ką tai reiškia? Taip, tai yra produkto galia. Tai reiškia, kad be geros produkto kokybės šių skaičių niekada negalima pasiekti. Tai reiškia, kad žmonės neįsitraukia į Atomy verslą vien dėl verslo, o dėl to, kad produktai yra pigūs ir kokybiški. Todėl yra daug savanoriškų pirkėjų. Pagrindinė Atomy įrodytos marketingo plano principo taisyklė, kuri gali sukurti sisteminį pajamų šaltinį, yra produktų galia. Tai reiškia, kad visi Atomy marketingo planai turi būti pagrįsti absoliučia kokybė, absoliučia kaina ir produktų galia. Toliau apsvarstysime išsamesnį marketingo planą. Atomy trūksta vieno dalyko. Produktai geri, viskas tobula, bet ko trūksta. Tai yra barjeras. Visų pirma, nėra įėjimo barjerų. Ir aš neturiu didelių rizikų, kurių turėčiau bijoti. Bet kas gali pradėti be pradinio kapitalo. O tai reiškia, kad nėra jokių registracijos ar mėnesinių išlaikymo mokesčių. Jei pradinio kapitalo reikia daug, o registracijos mokestis yra didelis, tai verslo net negalima išbandyti. Pagalvokite apie didelį pradinį kapitalą, mėnesinį, nuomą, užstatą, darbo, užmokestį, elektros, sąskaitas ir panašiai. Dėl šių išlaikymo išlaidų mano gaunamos pajamos bus labai menkos. Be to, sėkmei pasiekti prireiks labai daug laiko, ar sėkmė iš viso garantuota. Tai ne viskas. Tačiau Atomy turi žemą įėjimo barjerą, o išvis jo nėra. Dėl to galiu pradėti savo verslą be nuostolių. Manau, kad tie, kurie turi verslo patirties, puikiai supranta, koks tai didelis privalumas ir nauda. Be to, Atomy verslas vyksta pagal binary marketing sistemą, kurioje komisijos struktūra yra paremta mano kairės ir dešinės grupių plėtra, o komisijos dydis nustatomas pagal silpnesnės grupės pardavimų apimtį. Daugelis įmonių naudoja šį binary marketing metodą, tačiau Atomy išsiskiria savo principu, kuris leidžia kiekvienam nepriklausomai nuo amžiaus, patirties, ekonominės galios ar ryšių pasiekti sėkmės kelią. Pirmasis principas – neribotas lygis. Neribotas lygis leidžia man, nepriklausomai nuo žmonių skaičius ir lygio, dalintis ir plėsti mano sukurtų vartotojų ir verslininkų, taip pat mano partnerių sukurtų vartotojų ir verslininkų pajamas, be jokių apribojimų. Taigi, kai susitinku su savo kairiojo ir dešiniojo partneriais, tie partneriai taip pat kuria savo kairiuosius ir dešiniuosius, plėsdami tinklą, ką daryti, jei man vienam reikėtų sukurti 100 ar 1000 verslininkų. Tai nėra lengva, gali būti sunku ir greitai pasiduoti, tačiau Atomy taiko neribotų lygių bendrojo marketingo planą, todėl nereikia visko pačiam aiškinti ir vesti verslo, o galima kartu su savo organizacija kurti savo verslą. Dėl to organizacija yra svarbesnė nei bet kurios kitos marketingo plano turinčios įmonės, nes tai leidžia ne tik man sėkmingai veikti, bet ir kartu augti. Be to, binary marketing turi dar vieną privalumą. Antra, tai yra neribotas kaupimas. Mano organizacijoje yra patikimi partneriai ir jei kas nors iš jų nusipirks produktą, visi nepriklausomai nuo lygio gaus taškus. Tokiu būdu sukaupti taškai yra labai vertingi, tačiau yra ir tokių atvejų, kai šie sunkiai surinkti taškai kiekvieną mėnesį yra atnaujinami. Todėl gali tekti kas mėnesį pirkti produktus, kad atitiktumėte reikiamą taškų skaičių ir gautumėte komisiją. Nuoširdžiai, kalbant įmonės požiūriu, tai gali būti daug naudingiau, tačiau Atomy marketingo planas nėra toks.
Tai yra todėl, kad taikomas neribotų lygių. Marketingo planas, kuriame sukaupti taškai neskyla. Ir gali būti kaupiami neribotai. Iki pasitraukimo. Trečia, dėl šios principo būtinybės Atomy verslą tikrai reikia vykdyti. Global Warm Marketing leidžia mano kairiojo ir dešiniojo grupių vartotojams ir verslininkams plėstis į užsienį, o tai reiškia, kad užsienio pardavimai taip pat bus dalijami su manimi. Šiuo metu Atomy nuolat vykdo globalią plėtrą, o kadangi pasaulio gyventojų skaičius sudaro tik 2% registruotų narių, tai leidžia daryti išvadą, kad galime neribotai augti beribėje rinkoje. Tai reiškia, kad tai yra verslas turintis neribotą potencialą apimti visą pasaulį, nepriklausomai nuo amžiaus ar grupės. Paskutinė, ketvirtoji. Lubų riba leidžia neribotą plėtrą, tačiau jei lubų ribos nėra. Pirmieji, prisijungę asmenys turės didžiulę privilegiją ir gaus didžiausias pajamas. Tačiau Atomy nustatė lubų ribą, kad daugelis žmonių galėtų gyventi sėkmingą gyvenimą. Parama už komisiją 1,50 milijonų PV vs 50 milijonų PV lygis. Imperinis. Tai yra lubų riba, kurią galima gauti Atomy. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kada pradėjote, kiekvienas gali pasiekti lubų ribą begalinėme rinkos kontekste ir žaisti labai sąžiningą žaidimą, kurį galima žaisti tik pasiekus lubų ribą. Taigi, noriu apibendrinti Atomy marketingo planą. Pirmiausia, absoliuti kokybė, absoliuti kaina, tvirtas produktų pagrindas, kuris yra visų marketingo planų pamatas. Antra, nekintanti, nuosekli ir stabili marketingo plano principas. Trečia, galimybės, atviros iki begalybės. Galiausiai, svarbiausia, struktūra, kurioje kiekvienas gali pasiekti sėkmę. Argi tai nėra aiškus ir tikras marketingo planas, dėl kurio nėra jokios priežasties nesinaudoti. Su patikimos įmonės, sugadintais produktais, struktūra, leidžiančia užsidirbti ne tik dėl gebėjimų, bet ir pastangų, kartu su Atomy, išskirtiniu marketingo planu. Tai nėra svetima istorija, tai mano istorija. Dauguma verslų siekia, kad verslininkas dirbtų dėl savo pelno, bet kaip yra su Atomy? Ar tai verslas, kuriame verslininkas dirba vienas? Ar verslininkas turi bėgti dėl savo naudos? Ne. Atomy yra verslas, kuriame vartotojas yra pirmas, o verslininkas neprimeta savo valios, bet veikia kaip centras. Čia yra du svarbūs punktai. Pirmasis – vartotojų pasitenkinimas. Norint pasiekti vartotojų pasitenkinimą, būtina nuolat pabrėžti gerus produktus. Pirmasis etapas yra tai, kad vartotojas, patyręs gerą produktą, yra patenkintas. Antrasis punktas – savanoriškas, pakartotinis pirkimas. Vartotojų pasitenkinimas nesibaigia tik pasitenkinimu ar vienkartine patirtimi, jei jis veda prie savanoriško pakartotinio pirkimo. Tai tiesiogiai susiję su verslininku atlygiu, jei rinkodaros planas nesusijęs su vartotojų savanorišku pakartotiniu pirkimu. Tai gali tapti panašu į kai kurias tinklo rinkodaros schemas, kur verslininkai privalo nuolat pirkti produktus, kad gautų atlyginimą. Tokiu atveju gali atsitikti, kad verslininkai patys perka prekes ir kaupia jas balkone, o vėliau net negali pažvelgti pro langą. Vartotojai turėtų pirkti tiek, kiek jiems reikia, ir tai turėtų vesti prie verslininkų atlygio. Tai atrodo labai paprasta, tačiau tai nėra lengvai įgyvendinama bet kur. Tačiau galiu drąsiai teigti, kad tai įmanoma, nes Atomy produktų kokybė garantuoja absoliučią kokybę ir absoliučią kainą. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Kai dirbu su Atomy ir susitinku su daugeliu verslininkų, pastebiu, kad jie dažnai painioja tam tikrus dalykus. Tai ne tik tai, kad Atomy remiasi tik vartotojų rinkodara. Vartotojas yra centre, tai yra savaime suprantama. Reikia nepamiršti, kad šalia
visada yra verslininkas. Labai svarbu, kad verslininkas būtinai būtų kartu su vartotoju, kad vartotojas ir verslininkas eitų kartu. Kodėl? Pirmiausia, gerų produktų pagrindas leidžia vartotojams išbandyti šiuos produktus ir taip pat vesti juos verslininkų keliu. Tai reiškia, kad jei yra pakankamai produktų, kurie gali patenkinti vartotojų poreikius ir paskatinti juos pakartotinai pirkti, o verslininkai yra šalia, visi šie elementai organiškai susijungia. Tokiu atveju tikrai galima įgyvendinti neribotą lygių rinkodaros planą. Išvada yra ta, kad turime sutelkti dėmesį į tai, kad vartotojai ir verslininkai galėtų be galo daugintis. Aš esu iš gamtos mokslų srities ir esu labai racionalus žmogus. Galbūt galėčiau pasakyti, kad esu protingas žmogus. Norint įtikinti tokius žmonės kaip aš ir juos įtvirtinti, svarbiausia yra aiškus ir tvirti principai. Didžiausia priežastis, kodėl mane pavyko įtikinti, buvo pirmiausia, Atomy absoliuti produktų galia, o antra, marketingo planas, kuris yra toks, kad niekas negali jo pakeisti. Tai taip pat yra Atomy valdymo principas. Marketingo planas garantuoja, kad nereikia jaudintis, kaip rytoj ar kitais metais viskas pasikeis. Lyg vėjas prie žvakės, jei konkurentai gali laisvai keisti marketingo planą, kaip aš galiu pasitikėti šią įmonę ir dirbti joje. Manau, kad bandžiau sulaikyti savo žmoną, kai jį siūlė užsiimti Atomy. Galbūt net nešiau ją į pietus ir sekiau iš paskos. Todėl sakau, kad Atomy rinkodaros planas yra sąžiningas ir skaidrus. Tai yra dėl to, kad egzistuoja skaidrus ir viešai paskelbtas rinkodaros planas turintis nuoširdžiai nekintančius principus. Ir svarbiausia, kad dėl neribotų lygių principo, nepriklausomai nuo to, ar pareigos yra aukštos ar žemos, jei gerai vadovaujate net ir žemiausiam partneriui, tai yra tvirta struktūra, kuri negali sugriūti ir bet kas gali pasiekti sėkmę. Visada Atomy pabrėžia, kad nuolankumas yra svarbus. Manau, kad šis posakis nėra be priežasties. Kuo aukščiau kylame, tuo labiau turime būti nuolankus savo partnerių ir vartotojų atžvilgiu, nes tai yra verslas, kuriame aš taip pat galiu augti ir pasiekti sėkmę. Šiuolaikinėje visuomenėje reikia intensyviai konkuruoti. Kad galėčiau būti sąžiningesnis, turiu stengtis nuspausti bent vieną konkurentą šalia savęs, kad galėčiau pakilti aukščiau. Aš taip pat taip gyvenau. Tačiau, kai pradėjau pavargti nuo konkurencijos, man atrodo, kad atsivėrė naujas kelias. Dabar, net ir pažvelgęs aplink, nematau konkurentų, neturiu ambicijų būti geresnis už kitus. Kodėl? Mes esame ne konkurentai, o bendradarbiai. Todėl norime, kad kartu su mumis Atomy galėtumėte piešti ateitį, kur išlaidos virsta pajamomis, o augame kartu su kolegomis, o ne konkurentais. Apimame dvi grupės visame pasaulyje ir galime pasiekti begalinį augimą. Iki šiol su jumis buvo Cecilija Kroun Master. Ačiū.